gurmanai, melomanai, gurmanai. Ir vėl iš naujo diena, ir vėl taip patys romanai. Neliečiai mums vargomis, daryti trečiai gurmanai. Vėl viskas baigsis taip pat, ir vėl sakyti šarabanai, šarabanai, šarabanai. Pribrikės jos karą. Kada forma kabo, jau ten šalta, sako pagalba, kažkokia grama, Šeškinės fontanas yra išpieštas mažomis ir didelėmis rankomis, kurios reiškia, kad yra dalykų šiame pasaulyje, kurių mes negalim paliesti rankomis. Tai kaip pilietiškumas, savęs suvokimas, meilė, visi jausmai, kurių mes rankomis nečiupinėjame, bet mes tai galime padaryti per meną. Idėja yra parodyti žmonėms, kaip tai atrodo. Parodyti žmonėms, kaip atrodo menas ir kad grafiti yra ne tik šiukšlinimas ir taginimas, kad grafiti yra būtent menas. Ir kad meną, per grafiti meną mes galime atnešti į Vilnių grožį. Mes kaip Graffiti LT komanda ir žmonės, kurie stengiamės populiarinti ir supažindinti žmonės su grafiti ir tikimės, kad po tokių projektų pasikeis truputėlį požiūris ir galima bus daryti daugiau tokių legalių piešinių, legalių darbų Vilniaus mieste, galbūt ne tik Vilniaus mieste. Jeigu yra legalūs darbai, tai kodėl jie gali puikiai puošti miestą ir pagyvinti apleistas Vilniaus vietas. Šeškinės fontanas tai yra pats pirmas mūsų projektas organizacijos, jau galim pavadinti organizacijos rankomis neliesti. Mūsų tikslas yra sujungti jaunus žmonės, kurie turi idėjų, bet nežino, ką su jomis daryti. Ir ką mes norim pasiūlyti, ką mes galim pasiūlyti iš tikrųjų. Jeigu turi idėjų, ateik pas mus, mes tau padėsim jas įgyvendinti. Ir kaip matai, tai, ką mes padarėm iš Šeškinės fontano šiandien, tai yra ne mūsų idėja, tai yra graffiti.lt idėja. Pasaulis yra mano, pasaulis mano, pasaulis mano. Pasaulis gali būti linksmas, gali būti panas, aštrus kaip visokos, gali būti šaltadušas, gali prabangus, gali būti moderus, gali suvartyti taip kaip raimo vartadušas, gali būti geras, gali būti blogas, gali pervažiuoti ratais, gali nuvažiuoti stogas, nuogas, pilnas, prabangus padušas, mama gali tapti karą, kaip tai daro mama, gali būti rapus, gali slėgti kaip betonus, gali milijoną šit, gali nepatikti donas, gali būti greitas, gali būti lėtas, ironiškas, bet savas ir rapus, kastėtas, gali padaryti supermeną, gali Santa Baksą, gali net neduoti pirmo, gali dovanoti antrą šansą, gali būti grūzas, gali balius, o kartais pasaulis gali būti žalias.